Šiandien švenčiame 234-asias abiejų tautų tarpusavio įžadų metinės. Tai yra svarbi istorinė data. Tačiau ši istorinė data šiandien virsta jungtimis, šiuolaikinėmis jungtimis, kurios palengvins transporto žmonių, prekių judėjimą ne tik tai iš Lietuvos į Lenkiją ir iš Lenkijos į Lietuvą, bet iš Lietuvos taip pat į visą plačią Europą. Suvalkų koridoriaus svarba, strateginė svarba yra neabejotina, jie atsispindi ir NATO regioninių gynybos planų įgyvendinime. Dalyvavome ne vienose pratybose, kurios buvo skirtos Suvalkų koridoriaus temai. Todėl, gerbiamas prezidente, aš labai norėčiau padaryti tą įžangą ir su jumis, ir pačiu artimiausiu metu, galbūt jau ateinantį pavasarį, įgyvendinti dar vieną pratybų projektą, būtent Suvalkų koridoriuje. Tačiau kaip atsilieps Via Baltica įgyvendinimas šiam klausimui, tai aš jau minėjau, kad tai yra labai svarbus ne tik tai prekių, žmonių judėjimo labai svarbi arterija, tačiau ir karinio mobilumo arterija. Ir minėjau, kad jau kol mes čia šnekame, karinio transporto sunkvežimiai kirto sieną ir jau pasinaudojo šitą Via Baltica magistrale. Taip kad tai ateityje tik tai stiprės ir taps vis svarbesniu faktoriumi. Todėl aš manau, kad tikrai turėtume pasidžiaugti, kad šis karinio mobilumo aspektas vaidins didelį vaidmenį ir ateityje dar didesnį vaidmenį, kuomet Via Baltica magistralė bus sujungta visa savo apimtimi iki pat. That we will solve all the issues standing on the bridge. Okay. Polityka pomostowa. Pomostowa. Nie żegnamy się. Yes. Okay, see you. Klausyk mus viešpatie. Palaiminimo. Tuo pašventinamo